Labas rytas, mėly draugai, paskutinė mūsų diena Zakopanėje prasidėjo, rytoj jau laukia, kaip sakoma, kelias link Liublino, o šiandieną mes keliavame į aukščiausią Kaprovskį viršūnę. Negalvokit, jau nebekopsim, kilsim funikulierium ir nusileisim. O vėliau Andrius mus nuveš ir paliks prie aikštelėje prie įėjimo į Morskė Oko ežero. Ten jau keliausim 16 km. Sekite mūsų nuotykius. Ką, pasiruošę? Gedulė, pasiruošę žygiui? Senai jau. Senai. Kaip Gudytė? Gerai. Nu, tikiuosi, verkiančių nebus. Aš irgi tikiuosi neapsiverksiu, nes buvo sunki kelionė praeita. Tai palinkėkit sėkmės, linkiu gero žiūrėjimo ir iki pasimatymo. Oi, koks nuostabus oras šiandieną, žinokit. Šilta, dangus giedras. Be 5:08 ryto. Planavom iš tikrųjų išvaryti 7:30, bet kėliau video jums į YouTube, tai truputėlį užtruko. Tai šiandieną išvažiavom vėliau tikrai ne dėl Gustės, o dėl mano kalties. Būna, kad ir aš laiku nesusiruošiu. Pasirodo. Our love is painted in shades of chrome, a spectrum of colors we call home. From black to white and every hue, in this chromatic love I'm lost in you. Šiek tiek pravažiuojam kažkokią bažnyčią. Aišku, nesimato, jums garantuoju, tuoj medžiai atsivers. Koks aukštas tas jos bokštas, o šiaip labai šiuolaikiška bažnyčia. Tai žinokit, parkingas kainuoja apie 14 eurų visai dienai. Aišku, mes visą dieną čia nestovėsim, bet kito pasirinkimo kaip ir nėra. Susimokėsim tą 14 eurų ir dabar mums dar eiti 15 minučių. Na ir kaip visada, draugų užpakaliai. Man patinka Zakopanėje, žinokit, arkliai turi savo sustojimą kaip taksi kokiam didmiestyje. Va, prašau, net parašyta. Konė stovi. Jeigu sunku eiti, galite pasimti Bolto paspirtuką. O jau kvapelis, tai žinokite, kaip tėviškiai dabar jaučiu. A čia arklių šudukai smirda, čia tos avys, bet mes jau nuo jų nuėjome. Labai daug žmonių iš paskos eina. Reikia paskubėti, kad prie keltuvų kuo mažesnė eilė laukti. Arkliukai ganos tiesiog laisvai. Per kelią tiesiog reikėtų tik pereiti. Ir turi mažą kumeliuką netgi. Fainai. Tarp kitko, čia atrodo, kad yra antiparkingas, bet iš tikrųjų čia negalima privačiom mašinom. Čia tik išleisti keleiviams, taksi ir autobusams. Aš jau pavargau ir dar mūsų laukia kopimas laiptais iki tų keltuvų. Kaspro viršūnė. Priėjom pagaliau keltuvus. Ieškosim dabar kasų. Ir keliausim. Šiaip tai yra ką veikti. Blauzos jau dabar pavargę. Iš tikrųjų supompavo blauza dešinė. Gustė ir man. O dar tik pradžia dienos, mėlėjai. Kas bus vėliau? Kasa, eilės nėra. Ir dabar žiūrime. Taip, į abi pusės 165 zlotai. Žodžiu, neparduoda Godai vaikiško bilieto? Kažko dar sako? 409. Situacija tokia, kad jeigu turite vaikų iki 15 metų, kainuotų pigiau, ne tas bilietėlis, bet būtina parodyti dokumentą. Ir nesvarbu, kad vaikas bus 4 metų ir jisai matysis, kad vaikas, jinai vis tiek reikalaus to vaiko dokumento. Tai mėlyje turėkit bent jau nuotrauką telefone. Jo, nes ant 9 eurų būtų pigiau bilietukas. Tai kaip minimum turėkit nuotrauką dokumento vaiko telefone. Keltuvas į viršūnę kyla apie 15 minučių. Stengiuosi neišklysti iš eilės, vos ne pirmas stoju prie vartų tam, kad užsimti vietą prie lango ir parodyti jums kuo daugiau gražių ir nuostabių vaizdų. Karšta, darosi labai karšta, ta kuprinė iš tikrųjų ant kupros, žinokit, kaitina nugarą. Jaučiu, Andriui buvo sunku eiti miške su ta kuprinė, dabar aš jau suprantu. Tai pajudėjom su visą eilę į keltuvą dabar. Kaip suprantu, pirmą jau nebūsiu, kaip planavau, nes žmonės iš visų galų tiesiog kai pradėjo neštis. Bilietėlis. Tai eilutė va tokia, žinokite. Bet čia greitai mes čia priėjom. Žmonės rašė, kad po 2-3 valandas stovi eilėj, tai nieko panašaus.
Kol kas bent jau mums. O, gerai, mes paskutinį įlipam, tai mes ir prie lango užsimsim vietą. Ačiū Dievui. Žiūrėkit, va. Taip, daug žmonių, daug labai atrodo. Red like fire, blue like the sea. Every shade between is you and me. Žiūrėkit į apačią, gal pamatysit kokį gyvį pavyzdžiui einantį. Gal kokia meškutė pasivaikščiojantį praeis. We're a burst of color in the rain. A symphony of sweet refrain. Va, dar vienas keltas, iš vieno išlipom, pereinam į kitą pusę ir į kitą keltą einam. Tai kadangi įlipom prieš tai paskutiniai, dabar būsim patys pirmi. Valio, ateinam patys pirmi. Va, jau antrų keltuvų paėdėm, tai jeigu matot, eina tie trosai, mes kilsim tenai patį viršų beveik, kas pro viršūnės, o į tą patį viršūnėlę dar galima daeiti peškom. Aš turbūt neisiu, nes manęs dar laukia žygis į ežerą. We mix, we match, we're never the same. In this chromatic love, we play the game. O žiūrėkit, pakeliui pareina dar vienas keltuvėlis. Loving in color, from one shade to another. In this kaleidoscope, we find the truth. Matomumas šiandieną tai kažkaip, va šitoksai, ką galim matyti gedai, ką mes matėme? Rūką. Debesis čia debesis. Gustė įstraukė mano bliuzoną. Gustė, tai jau gerai, čia užkeliau. Tai dabar aš tikrai jau sakysiu, kad man nebešalta, kad tik mano kūdikėlis būtų sušilęs, nedaug dėja peršals. Taip, Gustytė, renkis, mažutė, renkis, kad tik nesušaltam. O mes su Sandra normalios esam. Ai, dar pamiršau, dar Gedulis normaliokas. Tai, mėlyjeji, turiu jums blogų naujienų, pažiūrėjau oro prognozes ir šiaip tai sakoma taip, jeigu dabar esate Kasprovo viršūnėje ir viršūnė paskendusi debesise, tai turiu ne pačių geriausių naujienų. Nes pagal dabartinės naujienas debesis kalnuose išliks bent kelias artimiausias valandas. Tai va, tai nežinau, ar mes čia kažką matysime ar ne. Nu, bet pasivaikščiosim. Ten tolumoje matosi mano visa kompanija, draugai ir šeima. Aišku, matosi, jie labai neryškiai, nes debesuotumas labai didelis, tai principė per kelis metrus jau nieko nebematai. Ir kad ir kaip norėjau parodyti jums gražių vaizdų nuo šitos viršūnės, tai greičiausiai šiandieną to padaryti nepavyks, tik tai tiek, ką kėlėmės keltuvu. 77 eurus mes su Andrium susimokėjome už pakelimą ir dar Gustė savo susimokėjo, tai va. Ir nėra prasmės jau čia būti, nes oro prognozijas rodo, kad šitas debesuotumas čia išliks net kelias valandas. Beje, pasimkite bliuzoną, yra vėjuota ir gana vėsiau daug negu apačioje. Nu, man nešalta, bet kitiems šalta. Sandra va irgi sėdi sušilusia, irgi nešalta, irgi nusivylus baisė, ne? Ką padarysi? Negaištam laiko, leidžiamės ir važiuojam, eisim į Morskio Oko ežerą ir tikėkime iš ten bent jau pamatysim vaizdų, nes dabar žiūrėkit, eina Sandrutė ir jeigu aš sustosiu, jau už kelių žingsnių aš jos nebematysiu. Kasprovo viršūnė šiandieną mus pasitiko nelabai draugiškai. Nieko mums nenori parodyti, slepia visą grožį, laiko paslaptis, tai nežinau, lipsim dabar į keltuvą ir jeigu pavyks vėl būti prie lango, pafilmuosiu iš keltuvo kažkokių vaizdelių. Verta pasitikrinti orus būtent kokie yra Kasprovo viršūniai prieš jums pakilant, kad nebūtų didžiulio debesuotumo. Tikrinti reikia tą pačią dieną. Biškį palipsim laiptais dar. Gal tenai kažkas gedriau, gal biškį virš debesų užlipsim. Our chromatic love is bulletproof. Jūs tik pažiūrėkit, kaip Gustė bėga, kaip kalnų ožka. Kaip kalnų ožka, biškį pailsėjo tenais ir dabar varo patį pirmą. Gustė, bėgam, rodom klasę. O, šaunuolė Gustelė mano užpakaliukui. Labai liuks. Goda. O. Goda, bėga Goda dabar. Taip, antra vieta, sidabras, valio. Gedas, Gedulis jau šakę, šliaužia. Šliaužiam. Bronza tau. Biški saulė lenda ir va, ryškėja po truputėlį kažkoks vaizdas. Nepasisekė šiandieną mums oro. Tai nusprendėm nebegaišti laiko ir atėjom, laukiam keltuvo, leisime žemyn ir važiuosim į kitą parkingą ir žygiuosim link Morskio Oko ežero.
Žygiavimas užtruks laiko apie 5 valandas turbūt, arba 6 pirmyn atgal, nes vis tik yra kaiti, tai stovim, laukiam. Įleidžiamės jau žemyn. Žemiau matosi truputėlį geriau. Galiu pafilmuoti jums grožį iš keltuvo. Taip, kad... Ką? Antrą dieną viršukalnės mus kažkaip taip va, apgauna. Our love is painted in shades of chrome, a spectrum of colors. Žmonės keliasi viršų, jie dar nežino kaip ten debesuota, bet iš kitos pusės gali jie leisi žemyn pėškomis. I'm lost in you. We're a burst of color in the rain. Grožis neišpasakytas, labai tik tai gaila, kad mes to nepamatėme nuo pačios viršūnės. Ir tenka mėgautis per stiklą. Čia tas pats, kas saldainį laižyti per popieriuką, mėlėjai. Rimtai. Čia mūsų dama. Žodžiu, o pačioj oras, tai žinokite. Kaip kurorte. Geras oras. Kaip kurorte. Nu, kaip Turkijai oras apačioj, noriu pasakyti, palyginti Ai. su viršum. Pane? Šilta. Ir saulė. Šilta. Gerai baigiu, nes po to prikelia jinai. Dabar mes jau mašinoje ir važiuojame į kitą parkingo aikštelę, iki kurios yra 18 km, kelio 40 minučių. Ir nuo ten mes jau pradėsime žygį be Andriaus, 16 km žygį prie Morske Oko ežeriuko. O Andriukas ką? Andriukas važiuos namo, nežinau ką jis iš tikrųjų veiks, bet vakarienį pažadėjo mums paruošti plovą. Tai keliausime šiandieną 5. Palinkėkit mums sėkmės. Goda šaunuolė, jauniausia mūsų dalyvė, eina ir nesiskundžia. Tai stebina. Gustė šaunuolė, sportiška mergaitė. O ir Geda su savo skaudančia nugarą, nes Gedui taip kitko šiandieną pradėjo skaudėti nugarą, neturim vaistų. Tikėkime, kad nereikės jo nešti į apačią. O jeigu Gedulį tau pasidarys tikrai blogai, mes tiesiog tave nuleisime nuo kalno, gerai? Va. Tai va, pasimatysime prie Morske Oko, kol kas kviečiu pasigrožėti miesto vaizdais. Važiuoja va, dviratininkų visą kompaniją ant posūkio, čia biški pavojinga, pasiaplenk, bet jie gerai, kad gražiai važiuoja vieną juostą, nes yra tokių, kurie važiuoja per visą kelią. Tai navigacija rodo, kad mums liko 8,5 km ir mes važiuosim 30 minučių. Tai 11 valandą būsim kažkur prie vietos. Ir tai dar ne visai prie vietos, nes Andrius čia nusistatė arčiau. Dar mums reikėtų šiek tiek važiuoti. Remontuojamas kelias, tai vieną juostą važiuojam. Ir atrodo atstumas nedidelis, o važiuoti ilgai. Tai taip, dabar mums lieka 750 metrų ir nuskambės juokingai, bet važiuosime 15 minučių, nes kamštis. Aš galvoju, kad nėra į parkingo vietų ir užtat čia tas kamštis. Tai taip, greičiausiai. Daug kur kelio nėra. Kelio net nėra ten. Andrius nusprendė apsisukti, mes išlipsim ir tuos 700 metrų paeisim pėsčiomis ir bus daug greičiau. Tai dabar pasižiūrėkit, bilietus patarčiau įėjimo į parką pirkti internetu, nes eilės čia yra belenkokio dydžio. Pasirūpinkit tuo iš anksto namie, nes ir interneto ryšys čia nėra ypatingai geras. Tai kaip įprastai bilietas įėjimo į nacionalinį parką kainuoja 11 zlotų ir dabar mes jau po truputėlį įeinam, o eilutės tai jo, nejuokingos. Žmonių čia belenkiek. Tai žiūrėkite, mes jau nacionaliniam teatrų parke ir pats populiariausias maršrutas iki Morske Oko atrodo štai taip. Turistų labai daug. Tai mes dabar tokiu keliu eisim 7,6 km ir pažiūrėkit, kiek čia žmonių. Labai daug žmonių. Visiškai nebijo žmonių. Beje, yra galimybė pusę kelio nuvažiuoti arkliukais. Tai nepasidomėjau, kiek kainuoja prie įėjimo,
Bet nemanau, kad daugiau negu 20 eurų. Tai jeigu kažkam sunku, galite varyti arkliais. Nu, kas čia žino, gal ir mes žinokite, vėliau grįšim arkliuku, nes, nu, žinot, vis tik tiek kilometrų praeiti yra ką veikti. Tai, o gal ir ne, gal pailsėsim prie ežero, papirkininkausim ir pareisim vėl gražiai savo. Tai, einam toliau. Jūs pažiūrėkit, Gustės sakinukai, kai gerai atrodo, kai veidrodis. O čia va mūsų vienintelis vyras kompanijos veda mūsų į kalną. Dėl kvapo pasiėmėm iš tikrųjų, kad, nu, žinote, geras kvapukas, geras, gedai. Gražiai, čia atrodo einas. Kalnų didybė. Iš tikrųjų, gamta yra stebuklingas dalykas. Tikrai. Žmogai man eina. Kelias paprastas kol kas. Žodžiu, einame su Gedu, nežinau, ar jisai matosi, nes jis toks aukštas. Filmuoja iš šono. Gedai, kokie įspūdžiai? Geri. Geri? Pasaka. Oras geras. Noriu truputėlį šitą vaizdą pafilmuoti. Jis gražiai atrodo, jis lėni. Girdisi vanduo, teka nuo kažkur. Man tai tos pušys tokios gražios. Ar eglės, nežinau. Va. Pažiūrėkit, kokie maklaudai eina. Prasa, merginos vienišos. Lėkite. Ai, maklaudas. Trumpas sustojimas, atsigersim vandens. Nu, tipo, biškių užkandžiau dar nori Gedulis, nes nepusryčiauja jisai, ne taip kaip mes su Guste. Tai teks trauks sausainius turbūt. Tai truputėlį mažą piknikėlį. Lengva. Norėčiau būti apačioj tenais, įmerkti koją, ne? Džakuzi gamtoj, natūralioj. Ne koks šiaip savo vandens parkas jums, o tikriausias džakuzi gamtos apsupty. Kiek grįžtančių, iš tikrųjų mes dar tik į priekį einam, tai kiek čia žmonių? Įdomiau buvo eiti gal aną maršrutą, kur nebuvo tiek žmonių ir buvo kelias tas toks sunkus. Aišku, buvo sunku, bet buvo įdomu. O čia labai daug žmonių. Va tą ir pasako, kad tai populiariausias maršrutas, sako paniai. Morske oko. Ai, prisiminiau, man rodo, šiandieną tik ne joninių išvakarės. Reikia paparčio žiedo ieškoti, va čia daug paparčių, žinokite. Dabar iškilo mums dilema. Nes yra Morske oko ilgesnis maršrutas, valanda 25, tokių takų kaip ir atėjome. O yra Morske oko štai į šoną, va ten kitų takelių, valanda 10. Ir aišku, jie nusprendė eiti per tenai, bet aš taip nenoriu. Man jau kojas skauda nuo anų ėjimų, užsipompavo raumo blauzda. Einam per čia ir jeigu mano draugai paliks, tai viskas. Aš su jais daugiau ir nebedraugausiu tada. Šitą trasą einant sutinku vien lietuvius. Jau praėjo gal 4 poros vien lietuviškai kalbantys žmonės. Tai. Bet matau, kilčia reikia. Kilti į kalną. Gal trumpinsim kelią, bet kad lengviau, tai tikrai ne. Priėjom, iš tikrųjų dar negalutinis taškas, čia taškas, kur sukasi vežimai, o nuo čia eiti lieka jau visai nedaug. Negaliu pasakyti tiksliai kiek, bet žinau, kad tikrai jau nebedaug. O ten man kalnų matosi sniegas. Čia mačiau žmonės valgo ledus, nusipirksim ir mes, atsivėsinimui truputėlį ledukų pavalgysim. O prie pačio ežero stosim piknikėliui. Kol kas tiek praėjus, tai galiu pasakyti, kad šitas maršrutas yra daug lengvesnis negu tas, kur ėjome į Doliną Belegą. Keliai lygesni buvo, kelios vietos, kur rodžiau, kad akmenukais lipti. Tai, o net jeigu ir nėra sveikatos, kažkas gali su arkliais važiuoti. Tai arklys kainuoja apie 30 eurų žmogui. Galit patys matyti, kiek čia eina turistų. Ir kas nemėgsta daug turistų, tai
galite aplenkti šitą vietą arba eiti labai anksti ryte, apie kokią 6 ryto išeiti. Tik bilietus būtinai nusipirkti online. Čia, žinoma, apsipirkti einam ir mes pirksim ledukų. Tetis mums davė su Gustė zlotų idėją, tai dabar einam prasileisti. Goda laiko eilę mums, va, šaunolė mergička. Jauniausia, labiausiai ledų nori turbūt. Perka Gustė ledų, man miksas, o čia man pirmą ir uždeda, žiūriu. Žiūrėkit. Dziękuję. Va tokius ledus gavau, paimsi servetėlį porą. O Gustė savo pieniškus ledus grinai ėmė, nemiksą. Mes jau prie Morskio Oko ežero. Jeigu norėčiau dar kartą eiti, tai norėčiau išvengti šito maršruto tokiu populiariu metu. Ir eičiau tik tai anksti ryte kokią 6 ryto, kad būtų kuo mažiau žmonių. O jeigu vertinti vis tik tas maršrutas, kurį mes nuklydome nuo tikslo, buvo daug fainesnis ir autentiškesnis. Tai dabar einu ir parodysiu jums palei ežerą visą vaizdelį. Va taip ir atrodo nuotraukos gražiai, kai turistai atsistoja kažkur ant akmens, kažkas leidžia nufotografuoti, tai atrodo, kad čia tu vienas ir super. O iš tiesų vaizdas taip nepakartojamas, bet aš mieliau rinkčiausi tuos maršrutus kalnais, kur mažiau žmonių. Nors vaizdas labai labai gražus. Einu ieškoti savo visos kompanijos, kažkur pamečiau dabar juos, kol čia aš jums filmavau video. O Gustę matau. Per kamerą pamačiau įsivaizduoti, akim nematau, tik per kamerą. Plaukė antelė per ežerėlį, gir, 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 gar, gar, gar per ežerėlį. Ne viena plaukė ir antenėlės. Nu va. Žinom, kad ten palipus aukščiau, va ten kažkur tais yra dar vienas ežeras. Bet kopimas į ten jau yra itin sunkus ir, nepykit brangiai, aš jau nepajėgsiu ir neužkopsiu, jau dabar yra 3 valandos. Pasigrožėkit štai šitų vaizdelių, ten toliau dar gulbės plaukia kažkur. Pasigrožėkit šitų vaizdelių ir mes jau judėsim po truputėlį, pasieškosim staliuko piknikui, nes čia prie ežero nepapikninkausi, kaip matote. Tai neįmanoma, nes nedaug dievė dar kažkas atims. Va, Geda, žiūrėkit, influencina. Gustė kalbasi su tečiu turbūt. Čia Sandrutė sėdi, butelių maskatuoja va. Ant šito akmens ir aš fotkinausi, tai žmonės va taip lipa, fotografuojasi ir atrodo vaizdai nerealiai gražiai. Atrodo, kad tu čia vienas ant to ežero stovi, kažkur į kalnus žiūri. Einam ieškotis vietai piknikėliui. Pavargau, kol užlipau biškį. Ir judėsim atgal tos pačius 8 kilometrus. Dar kartą pažiūrėkite į ežerą. Iš viršaus, iš truputį aukščiau, kaip sakoma. Tai maloniai pavargė iš tikrųjų, bet vaizdai atperka tą nuovargį. Yra čia dar trasų, į kurias gali kilti, va ten kyla turistai, bet žinokit, įveikus tokį žygį, tai jau nebėra jėgų, nesinori kažkur kilti jau. Aš manau, kad ir šiaip per šitas dienas mes pakankamai nemažai čia apėjom ir pamatėm. Gal net daugiau negu ir suplanavome. Bet į Zakopanę irgi ko gero dar teks grįžti, nes nieko mes čia neapėjome per daug. Tai čia yra kur eiti ir kur vaikščioti. Tik kad su metais ta fizinė sveikata vis silpnėja, tai va, į tai reikia atkreipdėmėsi. O kita vertus, kai matai kylant tiek senukų į kalnus, vyresnių žmonių, tai žinokit, su pailsėjimais užkiltumėm visi. In this chromatic love we transform. Chromatic love we're living. Ir kol aš jums filmavau, mano šeimyna nulėkė ten kažkur jau priekį. Bet nieko. To čia mes dasivysime stiprus, kaip sakoma, nuo kalno, tai ne į kalną. O ir kelias patogus lengvas, tai lekiam. Atsiveria Tatrai. Šokam. Va, užlipus į kalną, Gustė dar gali ir pašokti, va. Matot? Godytė, va, irgi energijos dar turi. Our love is painted in shades of chrome,
A spectrum of colors we call home. From black to white and every hue. In this chromatic love, I'm lost in you. Tai ką, darom piknikėlį čia, kur sukasi arkliukai, aišku, biški kvapelis yra nuo arkliukų, bet, žinokit, kitur žmonių nenormaliai daug. Tai, va, pasidengiam staliuką tokį kuklų. Nuo šitos vietos aš manau, kad mums leistis kokią valandą 15 minučių. Ten tai priekį, žinokit, bėga Sandra, jeigu matot, kas nors, aš nežinau. Čia irgi 2 rožės bėga. Gedas tik surakintas ir užrakintas visas. Ten bėga mūsų šaunuolytės. Šiaip nuo kalno daug lengviau, šita trasa daug lengvesnė. O, išmokai. Gavosi? Tai ar pavargom mes, Gedulė? Pavargom. Gedui matosi galvos, nesimato, per aukštas jisai yra. Pavargo, šiaip tai jam klubus, vargšui rakina kabina. Žinot, jisai toks aukštas, labai ilgas, tai reikia nešti tą ilgą kūną ant tų plonų klubų, kurių nėra. Taip tai mes su Geduliu sakom, kad jau pradedam jausti kiekvieną kūno raumenėlį, neskaitant ne tik kad kojas ir užpakalį, bet jaučiu ir klubus, ir pilvo presą. Jau jaučiasi, kad šiandieną pasportuota yra neblogai. Tai šiandieną visumoje bus praeita apie 23 km. Nu ir dėjom mes čia. Nu ką, trasą įveikiam, super, dabar dar betrūksta nueiti maždaug kilometrą iki parkingo aikštelės, iš kurios pasiims mumis Andriukas. Tai kilometras prieš tuos 20 kelis, tai jau čia visiškai nieko nereiškia. Beje, jeigu nenorit važiuoti su mašina, veža autobusai 15 zlotų į vieną pusę nuo Zakopanės iki trasų ir 15 zlotų atgal, tai nereikės rūpintis dėl parkingo, nes parkingas čia kainuoja apie 50 zlotų visai dienai, kai kur yra ir 30 zlotų visai dienai. Plius parkingą reikia rezervuotis iš anksto. Lengvas nuovargis, žinokit, miegosim kaip kūdikiai. Kelias namučio į Zakopanę atgal nuo Morskio oko. Važiuoti lieka 30 minučių 19 km. Tai va, tokių kamščių kaip iš ryto jau nebėra. Tai vakarienė dabar po viso žygio Andrius pridarė plovo, kol mes vaikščiom, praėjom 24 beveik kilometrus. Kaip Geduli plovas? Geras. Patinka? Patinka. Gerai, Andrius gamina. Tai Dažniau paliksim į vieną. dažniau paliksim. Andrius rūpinasi mūsų gerovę, kad būtumėm sotus, kad po kavinės nevaikščiotumėm ir valgytumėm sveikiau namuose gamintą maistą. Nes šitiek dabar įsportavę negerysim kavinėse, nežinia kaip pagaminta, taip? Šiandieną sakau jums visą gerą, diena buvo labai turininga. Ten draugai valgo Gustės keptą pyragą. Šiandieną Gustė vėl kepė tą patį pyragą. Buvo tiek skanus, kad kartojom. Ir viskas, rytoj mūsų laukia kelionė į Liubliną. Į Liubliną, turbūt reikėtų sakyti lietuviškai. Tai kviečiu pasiekti mano kanalą, paspausti like ir parašyti komentarą. Ir dabar jau susitiksime kelyje į Liubliną. Tai iki pasimatymo, mėly draugai.